Na, kaip ir minėjau, paskutinis darbas valant savo karbiuratorių, tai yra jį surinkti atgal. Tad nuo ko pradėsim renkant atgal visą karbiuratorių? Imame karbiuratorių ir, kur sakiau, tuos mažuosius varžtelius žikliorius paimame ir susukame į savo vietas. Tada, kai susukame tuos varžtelius, dedame atgal tą vadinamą dugną. Aš tos dugno plasmasės nevaliau, nes vis tiek po kažkurio laiko tai vėl neapsineš. Svarbiausia yra karbiuratoriaus vidus. Tada, kai susukome, dedame šią pipkę patsosą į savo vietą, tada vėl reikia stumti ir sukti. Kai įdedam, turim tokią, kai išsimėm tokią kaip pušaibę. Ją dedame, ją taip įdedam, kad sutaptų su varžtų skylėm. Ir taip pat susukam. Na ir kai susukome visus varžtus, tada lieka galiausiai uždėti tą plasmasę ir kai uždedam savo plasmasę, karbiuratorius vėl tampa švarus ir mūsų darbas kaip ir atliktas. Tai va, pažiūrint šį tutorialą, linkiu jums taip pat įsivalyti savo karbiuratorių, nieko neišsimėtykit ir sėkmės.